Aš tiesiog pastebėjau, ką reikia daryti, kad būtum geresnis, šventesnis ir sveikesnis. Ir kad tokio tobulumo, kaip paties savaime tobulumo, apskritai neegzistuoja. Tobulumas yra tobulumo siekimas. Nieko tobulesnio čia nėra šitam žemėje. Tiesiog siekti tobulumo. Tokios stabilios substancijos kaip tobulumas nėra. Ir visi tikslai, kurių mes siekiame, jie mums neišeina pasiekti su savo įrankiais, kuriuos mes turime, tiesiog būdami protingi, 5 pojūčius valdantis žmonės. Aukščiausios tikslo mes negalim pasiekti, naudodami 5 pojūčius ir tos įrankius. Ir protą, kuris valdo tik tais 5 pojūčius. Tam reikia mums 6 pojūčio. Ir ko reikia tam? Tam reikia tiesiog nebesiekimo. Pavyzdžiui, jeigu mes norim pasiekti 10 mokykloje, tai mes niekada 10 to nepasieksim, ar ne? Tik tais 9 galim gauti. O kada mes gaunam 10? Tada, kada mes tiesiog domimės dalyku, kada mes norim, pavyzdžiui, sužinoti arba baigti mokyklą ir ten kažkur įstoti, tada natūraliai ir tas 10 gaunasi, ar ne? Arba ten dar kažkokie aukštesni tikslai turi būti. Ir šitoj vietoj pat klausimas, o kaip pasiekti tą galutinį tikslą, kuris jau, toliau nebėra kur. Nebeįmanoma užsikelti aukštesnio tikslo, kad būtų žemesnis pasiektas. Ir jau mes to galėtume tenkintis. Na, aktyvioji mano klausytoja Ieva. Atsipalaiduoti. Teisingai, ir vėl tu viską žinai. Reikia tiesiog nebesiekti, bet eiti tuo keliu, kurį esi įpratęs eiti. Ir būtent šitos pakopos, visos tos praktikos, viso tie 5 principai, ką aš paminėjau, jais reikia tiesiog vadovautis ir toliau, bet savo vidumi nebetrokšti to galutinio tikslo, tos samadhya būsenos. Ir jinai tada natūraliai ateis ir atsitiks, kai tam bus palanki karma. Kai tu būsi jau pakankamai ilgai dorai gyvenęs ir nieko nedoro į aplinką, nedarnaus ir į save, ne tik į aplinką, neišskleidęs. Ir todėl šalia išminčių būna gera būti, nes jie yra darnūs su aplinka. O vaikai, drugeliai, šunys ir paukšteliai šitą labai gerai jaučia. Tai taip mes galim atpažinti išminčių. Dar apie išminčių galiu pasakyti, kad jis nieko nebijo ir jo niekas nebijo. Net patys silpniausi jo nebijo. Va tai drugeliai, paukšteliai ir vaikai. Tai tokie dar irgi, kaip atskirti mokytojus, tai irgi yra paskaita visa YouTube kanale. Tai gerai, toliau einam. Yra astėja, sąžiningumas, dora. Tai yra susilaikymas nuo vogimo ir pasitenkinimas tuo, ką turi. Čia man atrodo nereikia labai išsiplėsti. Toliau yra seksualinės energijos sublimacija, aš įvardinau skaista vienu žodžiu. Skaista. Va tai ties šitu aš norėčiau šiek tiek išsiplėsti, kad arba brahmačarija, sanskrito terminas. Šitas dalykas natūraliai atsiranda, kai mes laikomės visų jamos ir visų nijamos taisyklių. Ir tada natūraliai mums nenori seksualinė energija išeiti iš šono. Kodėl? Nes mes nebeturime įtampos. Nes seksualinė energija nori išeiti iš šono tam, kad pratęsti giminę, jeigu mes jaučiame, kad kažką neteisingai darom ir tai reiškia, kad mus tai ves į mirtį. Tas neteisingas kažkoks poelgis. Ką reiškia teisingas poelgis? Jis veda į gyvenimą. Ką reiškia neteisingas poelgis? Jis veda į mirtį. Ir ką reiškia joga? Tai reiškia amžinas gyvenimas. Ir mokytojas Babaji rodo savimi kelią. Taip pat Kristus irgi rodo savimi kelią. Ir būtent kodėl krikščionybė tai yra mokymas apie dvasingumą arba dorovingumą, ar ne? Ten yra tie 10 Dievo įsakymų, pats pagrindinis dalykėlis, ant kurio pastatyta šita religija. Bet tokiu būdu yra įmanoma pasiekti tą nemirtingumą. Bet
kad mes tai pasiektume, dar labai daug košės reikės suvalgyti ir labai daug dar vandens turbūt turės nutekėti. O gal ir ne. O gal jau dabar kaip tik atėjo tas laikas. Gal čia aš ne šiaip sušnekau jums dabar tokius dalykus. Kaip sakoma, kas turi ausis, te klauso. Ir dažnai, pavyzdžiui, kai kurie mokytojai pamini, kad brahmačerija tai yra susilaikymas arba skaista, yra labai gerai, bet nepasako, o ką daryti, kaip čia susilaikyti. Pavyzdžiui, noriu, tai ką dabar man daryti? Ir žinot, ką aš atsakau į tokį klausimą? Jeigu jau nori, tai reikia ir padaryti. Aš kalbu apie tai, ką reikia daryti, kad nenorėtum. Kaip reikia elgtis, kad nenorėtum. Nueit, kaip sakoma, į šoną. Tai jeigu taip mums pavyks gyventi, tai reiškia anksti eit miegoti, ar ne? Nereikia per anksti. Čia kai kas net 8 valandą eina miegoti, beklausančių šitą paskaitą. Paskui per anksti atsibunda, paskui vėl nori miego vėliau. Tai žodžiu, nereikia per anksti, bet tą aukso viduriuką, kad nuo 10 iki 12 bent jau, kad mes miegotume. Nenaktinėti, nes vakare, kaip sakoma, visi velniai atsibunda tada. Ir aš pastebėjau, kad vaikai pradeda verkti nuo 9 iki 10. Aš, pavyzdžiui, kai sėdžiu gatvėje ir piešiu šaržus, aš tiksliai žinau, kada yra 8:30. Pradeda verkti vaikai. Žmonės vaikšto su vaikais, su lėliukais, žinai, ir pradeda verkti vaikai. Sakau, 8:30, jo sako. Nuo 8:30 iki 9:30 yra verkiančių lėliukų valanda. Taip, nes jie jau jaučia, kad reikia įtilsėtis, jų protai neišsivystę dar yra ir jau pavargsta, žinai, ir jiems jau viskas, jiems reikia išsijungti, o čia triukšmas, jie negali, žinai, ir jiems nekomfortas, jie pradeda verkti. Tai va, tai mums lėliukai ir parodo viską, kaip reikia harmoningai elgtis. Ir jeigu mes su savimi elgtumės taip, kaip motinos elgėsi su lėliukais, pavyzdžiui, lėliukam neduoda cukraus, lėliukam neduoda druskos. Aš nekalbu apie tai, kad mes visą laiką tik tais košytės valgytume, nes mes turim jau dantis, ne taip kaip lėliukai, ar ne? Bet jeigu mes valgytume iš tikrųjų tokį švarų maistą, kaip motinos duoda savo vaikams, tai ir eitume miegoti taip kaip vaikai, o ne 12 arba 1 arba 2 arba 3 nakties valandą, ar ne? Jeigu mes galėtume taip kaip vaikai žaisdami judėti visomis kryptimis, tai kaip mes tada gerai gyventume iš tikrųjų. Ir neužsidėkim savo tokių rėmų, kurių mums nereikia iš tikrųjų. Ir jeigu mes dabar gyvenam galimybių laikais, tai jeigu sugalvojam, kad kažkaip mes turim užsidirbti tą pinigą, tai pagalvokim, kaip čia užsidirbti, kad mes nekenktume savo sveikatai. Ir tas yra įmanoma, aš irgi esu įdirbusi tokį darbą, kuris kenkia mano sveikatai ir aš supratau, kad palauko, tai iš kokius pinigus aš nusipirksiu sveikatą, kurią aš dabar gadinuosi. Aš dabar dirbu ir gaunu pinigus, o už kurios pinigus aš nusipirksiu sveikatą? Nėra tokio dalyko, nėra tokių pinigų, už kurios galim nusipirkti sveikatą. Tai todėl aš tiesiog mečiau tą darbą ir ėjau į nieką. Neėjau į kitą darbą, aš tiesiog ėjau į nieką ir žinojau, kad kažkaip išgyvensiu, kad tik tai svarbiausia man ta sveikata. Ir išgyvenau. Ir paskui atsiranda kitų galimybių, kaip sakoma, kai kažką vieną nuryji, kažką kitą gali įsidėti. O kol tą dar turi savo burnoj, negali įsidėti. Dar šitoj vietoj labai apie santykių su aplinka norėčiau priminti padėką. Nors to nėra parašyta šventraščiuose, bet labai gerai veikia, nes jinai irgi tokia, kaip kad, tarkim, mes kažką turim ir jeigu mes padėkojam už tai, tai tarsi atrodytų kaip nuryjam. Kai nuryjam, tada mums gali likimas dėti naują kąsnį. O jeigu nepadėkojam, mums čia užstringa, nes turim prisikišę kaip burundukai į burną išsipūtusią ir nenuryjam ir sakom, duok dar. Ogi padėkoti reikia už tai, ką turim ir tada mes galim gauti dar. Ir čia kaip tik atėjom prie momento aparigraha, vadinasi, tai prie darnos santykyje su aplinka. Darna tai yra susilaikomas nuo kaupimo ir atsižadėjimas. Gebėti atsižadėti, tai kas nebūtina, tai ko nebenaudojam.
Tai čia irgi viena iš dorybių. Toliau nijama yra santykis su savimi, saviugda. Jama yra santykis su aplinka, savitramda, o nijama santykis su savimi, saviugda. Kada tu save ne tik tai tramdai, bet ir ugdai. Tai yra švara, pasitenkinimas tuo, ką turi, askezė nuolatinė praktika, disciplina, savistaba, šventraščių studijos ir ego atsisakymas. Tai man atrodo, čia labai daug neišsiplėsiu, gal paminėsiu, kad apie švarą kalbant, aš norėčiau priminti, kad švara yra ne vien tik tai susitvarkyti kambarį ir išsiplauti drabužius arba indus, ar ne? Eina kalba apie proto švarą, kada mes nusiresėtinam vadinamai, tarkim, per meditaciją, ar ne? Arba išeinam į gamtą, kur niekas nieko negalvoja. Medžiai, pavyzdžiui, ir gyvūnai, jie negalvoja. Jie tiesiog būna. Ir tada, kas atsitinka, ir mes pradedam taip pat būti. Nes su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Taip? Tai atsiranda proto švara, nes mes nebegalvojam, nusiresėtinam. Protas pasidaro kaip baltas lapas ir tada galima ant jo kažką tai naujo užrašyti. Kažką sukurti, kažką suprasti. Arba kažką naujo išmokti. Taip pat eina kalba apie švarą fizinio kūno, organizmo. Tai yra, kalbu ne apie vien nusiprausimą kiekvieną savaitę ar ne, nuėjusi pirtį, bet apie prižiūrėjimą, ką mes į jį dedam maisto ir kvėpavimo pagalba, maitinimuose, į skrandį, ką mes dedam ir ką mes kvėpuojam, nes irgi mus arba teršia, arba valo. Tai, ką mes iš aplinkos pasiimam. Na ir toliau aš noriu sustoti ties, kas tai yra ego atsisakymas. Ego atsisakymas tai yra gyvenimas suvokiant visumą. Nes mūsų protas ir mūsų ego veikia vedinas 5 pojūčių. Ir mes 5 pojūčius naudodami bandom būti laimingais. Kodėl mes norim būti laimingi? Nes mes nepatiriam palaimos. Jeigu mes nepatiriam palaimos per visumos patyrimą, tos pilnatvės jausmo, kaip sakiau, jeigu net nepatiriam palaimos, tai mums norisi tada nors laimės, tada norisi skaniai valgyti, gražiai žiūrėti, gražiai atrodyti, malonę muziką klausyti, ar ten kažkokius garsus įdomius girdėti, ar ne? Arba neįdomi, tiesiog ne pagal įdomumą, bet tai, ko tau norisi, tenkinti save per klausą, per uoslę, pavyzdžiui, visi ten tie kvepalai dėl to eina į trasą ir labai daug žmonės už tai moka pinigų. Kodėl? Nes nori pasitenkinti per visus šitus 5 pojūčius. Lytėjimas, bet čia vėl atsiranda visi ten tie seksai. Ir mums norisi tenkinti save per 5 pojūčius tada, kai mes nepasitenkinam per 6 pojūtį. O 6 pojūtis tai yra visumos patyrimas. Arba Dievo patyrimas. Arba tiesiog kaip minimum tas, norėjau pasakyti, proto išjungimas, bet šitoje vietoje aš noriu pasakyti, kad proto niekas nesiūlo išjungti. Meditacija tai nėra proto išjungimas arba ta proto meditacija, tai jau minėjau, kad tai yra kaip tik gilus apmąstymas. Protas veikia, jisai apmąsto, kas tas Dievas yra, ne? O netgi ta sąmonės būsena dhyana irgi nėra proto išjungimas. Protas egzistuoja, tu nesi beprotis. Nes aš va taip paklausiau tam tikrų mokytojų, sakau, o tai jeigu mes dabar va čia siekiam proto nebuvimo būsenos, tai kuo skiriasi išminčius nuo bepročio? Ogi pasirodo tuo, kad išminčius protą kontroliuoja ir nukreipia jį į visumą ir protas tada būna ramus, nes jis yra sukoncentruotas. Tai eina daugiau kalba apie proto koncentraciją, o ne apie išjungimą. Štai koks atsakymas yra. Nereikia proto išjungti, nereikia proto atsisakyti. Ir sąmonės nereikia išjungti, kaip kurie žmonės vartoja kažkokius dalykus, kurie padeda vadinamai protą išjungti. Bet tai išjungia net sąmonę. Ne taip sau, kad protą išjungia. Neaišku, ten didesnis kiekis tam to pavartojimo išjungia net sąmonę.
Tai va, tai joga yra apie proto kontrolę. Ir su protu, tuo savo nuostabioju įrankiu mes galime patirti tą palaimos būseną. Ir kai mes patiriam palaimą, mąstydami apie visumą, apie Dievą arba apie tai, kas aš esu, arba netgi tiesiog yra budistinės praktikos, tiesiog stebėti vieną tašką ir per tą koncentraciją atsiranda ta būsena. Na, aišku, jie tenais ne vien tai daro, jie ten ir atitinkamai juda, atitinkamai ten gieda mantras ir atitinkamai savo protą pastoviai laiko arba prijungia prie mokytojų proto, kad jie iš karto gautų tą, ką turėjo mokytojai. Tas, yra įvairiausių tų technikų, bet technikų esmė yra ta, kad mes patirtume palaimą. Ir kai mes patiriam palaimą, mums nebereikia tos laimės. O kai mes galim patirti palaimą, kodėl aš čia pakalbėjau apie ego atsisakymą. Nes kai tu supranti, kad egzistuoja kur kas daugiau, negu kad tu gali patirti per 5 pojūčius, tada ir atsiranda tas pilnatvės jausmas ir ta palaima. Ir nebereikia tenkinti 5 pojūčių. Vienas dalykas, bet čia jau kaip pašalinis poveikis, o kitas dalykas atsiranda altruizmas. Egoizmo atsisakymas tai yra altruizmas. Ir išvara pranidhana, gyvenimas suvokiant visumą, atsiranda tada, kai mes tiesiog esame altruistiški. Tada mes galim pasidaryti ir empatiškai, kai mes pradedam gilintis, o ką jaučia kitas. O kodėl mums reikia gilintis, ką jaučia kitas, nes jis irgi yra aš. Vienybė, vienis arba visuma. Ir va tik tais tada mums reikėtų asanas daryti pradėti, kai mes turime va tą dorovingumą tokį išsiauklėję savyje, išsiugdę. Bet Šivananda siūlo, suprasdamas, kad vakariečiams yra labai sunku. Jo, kol čia mes susiorganizuosim šitą brahmačariją, tai mums tikrai vieno gyvenimo neužteks, nes vakariečių protas yra suorganizuotas iš vis tenkintis, ar ne? Tai tenkintis per 5 pojūčius. Tai suprato, kad reikia viską po truputį pasiūlyti, praktikuoti. Ir meditacija, proto kontrolę, arba tą dhyjanos būsenos siekti, ar ne? O meditacija galbūt yra, sakyčiau, koncentracijos pratimai. Į meditaciją sutelpa koncentracija, kontempliacija ir vis dėlto dar ten nebūna protas ramus. Ir dar ten vyksta veiksmai. O ta būsena, kurios mes siekiam, tai yra dhyjana. Tai vat ir meditacija, ir karma joga siūlo atlikinėti. Tarnauk, duok, mylėk, medituok, nušvisk yra toksai Šivanandos šūkis. Tarnauk reiškia daryk kažkokį nesavanaudiškai nusiteikęs daryk kažkokią tai tarnystę, net jeigu tu ir augini savo vaikus, net jeigu tu valaisi savo dantis, tą gali daryti su skirtinga intencija. Gali tą daryti mašinaliai, gali tą daryti dėl to, kad reikia. Altruistiškas dantų valymas, tai kad kitiem nesmirdėtų, ne dėl Taip. Ne dėl to, kad jie nuo tavęs nepabėgtų, o dėl to, kad jiems tiesiog nesmirdėtų. O jau nesvarbu, nušvitęs, bet va kitų. Taip. Jo čia ir Svanis sako, jau vyram kartą mėnesį praustis arba kartą metus užtenka, tai pritiesto per nebus. Matai kaip. Iš tikrųjų, kada valgai švarų maistą, tai kūnas nebesmirda, aš pastebėjau. Net jeigu ir prakaituoja, nesmirda. Labai įdomus dalykas toks. Štai esu išsiugdžiusi kažkada, tai labai švariai kažkurį momentą gyvenau ir tikrai pasidarė taip, kad galiu su baltais drabužiais vaikščioti visą savaitę. Žodžiu, vieną kartą tik savaitėje plaudavau baltus drabužius ir jie nebūdavo nešvarus tokie žiauriai. Kažkiek per savaitę jau pasidaro tokie, kad jau noris išsiskalbti. Bet... Ir kitas dar dalykas, kad nesmirdėjo kūnas visiškai. Ir ne vien tik man nesmirdėjo. Ir aplinkiniams nesmirdėjo. Bet aišku, tai yra labai sunku, kaip minėjau, išlaikyti, nes aš irgi esu žmogus.
Ir aš tik tais žinau, atradus esu metodus, kaip galima pasigerinti savo gyvenimo kokybę. Arba kaip galima netgi iš mirties nagų ištraukti savo gyvybę. Taip, aš žinau metodų, bet kad juos pastoviai taikyti, tai kaip minėjau, dar reikia turėti gerą karmą, o ta karma tai gal nelabai gera bus. Ir tada, žodžiu, norėjau pasakyti, kad aštanga joga tai tikrai nėra vien tik fizinių pratimų naudojimas, praktikavimas ir kad tai yra labai visapusiška, visapimanti ir gili sistema, per kurią yra dirbama su visais 3 kūnais. Tai yra fiziniu, astraliniu ir kauzaliniu. Astralinis kūnas tai yra mūsų mintis, jausmai ir viskas, ką nagrinėja psichologija. O tai yra astralinis, ar ne? Ir kauzalinis kūnas tai yra mūsų, ta vadinama, kaip čia pasakyti, charakteris. Mūsų charakteris, gal netgi taip sakyčiau. Ir kai mes ieškom savo kauzalinio kūno ir kai mes jį pradedam patirti, mes galim pradėti patirti palaimos jausmą. Jeigu mes viską teisingai darome su šitu kūnu, mes pradedam jausti palaimą. Ir ta palaima, dabar įsivaizduokit, jeigu mes labai sąžiningai elgiamės pagal visas etikos ir dorovės normas, natūraliai mes pradedam gerai jaustis dėl to. Kai sąžinė švari, rami, tai kaip mes jaučiamės. Galim, jeigu nešvari sąžinė, galim pabandyti nors įsivaizduoti. O kas gerai jaučiasi, tai tas turit galimybę suvokti, kad jūs reiškia pakankamai švariai, sąžiningai gyvenat. Tai vat, ties tuo ir baigsiu savo paskaitą. O gal yra dar klausimų kažkokių? Gal patarimų kokių, kaip įsivažiuoti dar daugiau dorovės, tam kažkaip tokių veiksmų gal nekyla. Patarimas, kaip įsivažiuoti į dorovę. Tai karma joga prasideda viskas nuo karma jogos. Pavyzdžiui, kaip mums pašvarinti tą sąžinę. Jeigu mes ir esam kažką negero padarę, tai joga sako, tu gali atstatyti. Tai nėra taip kaip krikščionybėje, kad tu keliausi į pragarą ir viską žinai. Bet to ir krikščionybė sako, tu gali atgailauti, daugiau to nebedaryti, ką esi negero padaręs ir tu keliausi į dangų, ar ne? Tai ir čia tas pats, tiesiog padaryti kažkokių gerų darbų. Jeigu grubiai mąstant, tai gali būti pagalba ten kokiam nors vaikų namam arba gyvūnų prieglaudom, ten senelių namam arba tiesiog kaimynui senam, kuris ten šalimais gyvena arba invalidui kokiam, su kuriuo niekas nebendrauja, jis niekam neįdomus, tu ateini su juo pasišnekėti, čia yra tau nereikalingas kaip ir dalykas, bet tu jauti, kad kitam yra reikalingas, to altruizmo puoselėjimas. Arba šiukšlių surinkimas, pavyzdžiui. Arba, nežinau, savo namų galų gale susitvarkymas. Tai maži visi šiti dalykai, kuriuos tu darai ne dėl to, kad tau dabar būtų vien tik tais tau gerai, bet kad ir visai aplinkai nuo to būtų geriau. Tai ir yra altruistinis poelgis, kuris veda į tą nusiraminimą tavo sąžinę. Aš manau, jūs atrasite būdų, kaip pavalyti savo kauzalinį kūną. Ar atsakiau klausimą? Kokių dar yra klausimų, gal online prisijungia žmonės, turi kažkokių klausimų šitą temą. Aštanga joga ir 5 gyvenimo principai. Aš paklausiu. Sakyk. Ar yra kažkoks, arba kaip suprantama tas balansas tarp savanaudiškumo ir altruistiškumo? Yra kažkokia riba, harmonija, balansas? Kiek savęs turi pasaugoti, ginti, ribas? Visada turi save saugoti. Visų pirma, save turi saugoti. Negalima savęs išstumti. Čia iš tikrųjų geras klausimas, nes dažnai žmonės save aukoja vardan kitų. Bet tu juk irgi esi žmogus. Taip, tu irgi esi Dievo kūrinys, kurį reikia saugoti. Labai svarbu, kokia ta kryptis, kur ta riba. Tai aš pasakyčiau, kai tu esi jau švarus, sveikas, pavalgęs, padaręs savo praktikas fizinės, mentalinės ir taip toliau, tau viskas tvarkoj ir tu turi perteklių energijos ir laiko, tada tu gali eiti daryti kitiems kažką.
Tai labai ačiū už klausimą. Ačiū už atsakymą. Nes čia irgi tas balansas atrodo tarp to egoizmo ir to... Čia neteisingas suvokimas, kad jeigu aš darau savo kažką gero, tai yra egoistiška. Ne. Tai nėra egoistiška, jeigu aš darau savo gero. Aš privalau visų pirma savim pasirūpinti, bet jeigu aš darau savo gero kitų sąskaitą, bet čia jau prasideda egoizmas. Ir jeigu aš darau, pavyzdžiui, net ir kitiems gerą, tam, kad man būtų gera, veiksmas gali būti tas pats, bet jeigu yra intencija, kad va, tik tai dėl to, kad va, mane pagirtų, kad aš čia geriau atrodyčiau, ar ne, tai čia jau viskas nebe karma joga ir čia jau yra egoistinės paskatos ir čia nesiskaito tokie dalykai. Na, turbūt atsakiau šitą klausimą, ar ne? Taip, labai dažnas tas stereotipas, kad turi ten aukotis iki mirties, ir krikščionybėje, pavyzdžiui, ir mūsų visuomeniai. Net ir pačiam teko susidurti, kai išeinėjau iš darbo ir mano vadovas sako, tu negali išeiti iš darbo, tu turi čia iki mirties vos. Bet aš nelaimingas, ar noriu pokyčių. Ir tada sustojau tą akimirką ir pamaščiau, kiek sau turiu duoti ir nesakau, aš einu. Kažkokio darbo išeidiniai. Tai va, tai gerai, tai gal tada kol kas aš baigiu paskaitą. Ar yra dar klausimų iš žmonių, kurie online prisijungia yra? Aš labai atsiprašau, po to galėsim kalbėti gerai. Pas mane toks yra momentas, aš čia, bet šiaip nesusijęs su paskaita, tai gal pasakysiu asmeniškai. Jo, tai vėliau tada. Jo, iš tikrųjų mes galim prisijungti vėliau. Dabar aš įrašinėju ir neapkraukim žmonių eterio. Tai ačiū visiems, kas domisi ir klausosi. Kol kas tiek. Apie aštangą jogą ir 5 jogos principus. Iki kitų malonių.